Profesoriau, labai trumpai apie teismus jūs paminėjot vis dėlto teisinę sistemą. Bet tai yra ne tik Kėdainiuose įvairių kritikų ir problemų, bet, pavyzdžiui, Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis, kuris buvo į Seimą ne kartą kviestas liudyti dėl to, jog jis galimai nepagristai išduoda sankcijas klausytis viešųjų asmenų, žurnalistų ir apskaitai piliečių telefonų pokalbių Valstybės saugumo departamento prašymų, viešai pasakė, kad jis net neskaito, kas jam atnešama, jis iš karto pasirašo, kai jau nešė yra iš saugumo departamento, bet nieks nepasakė, kad jo elgesys nesuprantamas ir jis peržengia bet kokias ribas, nors tai tiesiogiai prieštarauja konstitucijai. Ne, turbūt jis neperžengia ribų, jisai tiesiog sėdi už ribos ir visą laiką yra ten. Jeigu jis buvo vykdytojas labai įtartinų, jeigu ir nenusikalstamų, ankstesnės arba ankstesnės vadovybės vadovaujamo Valstybės saugumo departamento kai kurių pareigūnų, kurie šnipinėjo po Lietuvą, ką tik tai norėjo. O kadangi reikalinga teisėjo sankcija, tai turėjo savo teisėją Kalainį, kuris pasirašinėdavo, kaip jūs sakot, bet ką, net neskaitydavo. Bet jis sėdi poste dabar. Na, todėl aš ir norėčiau palinkėti, kad ateinantis metai būtų kokio nors lūžio metais. Tikrai taip subrendo tas laukiamas lūžis teisėtvarkoje ir teisėsaugoje. Yra tam tikrų poslinkių ir geros valios ir noro, kad būtų teisingumas teismuose, o ne tik koks nors formalus ir manipuliuojamas neva teisėtumas dengiamas teismo įstatymo ir pačios Lietuvos Respublikos vardu. Nu, kokiu aš esu nesąmonių girdėjęs, skelbiant Lietuvos Respublikos vardu, tai geriau aš čia nepasakosiu. Bet kaip nors tai negali tęstis. Ir man atrodo, kad yra viltį teikiančių ženklų. Tai, kad Kalainis tebesėdi net viršininkas ten teismo, tai yra nevilties ženklas. Bet tegu būna daugiau vilties ženklų. Tegu galų gale teisėjai panagrinėja, teisėjų yra kažkokios struktūros, kurie nagrinėja Venckienės posakius, kurie yra įžeidžiantys galbūt teisėjams ar teismų sistemai. Tegu panagrinėja Kondratjevo tvarkaraštį. Kodėl taip sustatyta ir taip turi būti šiandien padaryta. Ar tai yra tikrai gera valia, vienintelis būdas, ar tai pasirinktas smūgis. Bet pavyzdžiui, Teisėjų etikos ir drausmės komisija prašė leisti svarstyti Boleslovo Kalainio elgesį, ar jis atitinka įstatymus, tačiau Teisėjų taryba uždraudė jam, nenuėmė jo, kadangi jis Teisėjų tarybos narys, imuniteto, jog jis būtų svarstomas. Uždraudė svarstyti net. Nu tai susikompromitavo Teisėjų taryba ir viskas, ką aš galiu pasakyti.